Pirmiausia, tai teko nulupti tapetus, išglaistyti sienas, parinkti spalvas. Spalvas parinkau gelsvas, kad būtų kambarys ir erdvesnis, ir šiltesnis, ir skaistesnis. Gelsvos spalva tinka, aišku, ir berniukų, ir mergaitai, bet vis tik tai gal mergaitai labiau tinkama. Bet šiuo atveju buvo jau tėvų nupirkta sofa, gana ryški, todėl sieną dažiau šiek tiek šviesesnė spalva, kad kontrastuotų su sofa, bet vėlgi būtų vis tik tokia, akcentinė spalva, gyvesnė. Ir tinkanti spalva yra tiek 5 metų mergaitai, tiek tai vyresnėliai. Prie tos spalvos buvo parinktos ir užuolaidos, aišku, gerokai ryškesnės, nes tai jau yra prie lango, kad akcentas būtų aktyvesnis, nes dieną langas šviesa šviečia, tai nelabai ir matosi, tai jau vien dėl to yra ryškesnė. Renkantis baldus, aišku, yra svarbiausia ekologiškumas, kad vaikas gyventų nenuodingose balduose. Specialiai, kad būtų vis tik tai ir sertifikatai, ir dažai skirti nenuodingi vaikam, nes mažiukai gali ir pagraužti ir panašiai. Nedaug tų baldų, bet iš tikrųjų jie buvo būtini. Tai spinta, gili, normali spinta, 2 vaikam tikrai užtektinai yra susidėti drabužėlių. Darbo stalas, komodėlė po stalu, su stalčiukais ir komoda apatiniam drabužiam. Vaikam, kada įrenginėjama yra darbo vieta, jinai turi atitikti ergonominius reikalavimus. Reiškia, mažiukas vaikas, jeigu jisai turi savo darbo staliuką, piešimo staliuką, jis turi būti jo dydžio, jam patogus. Jau kada kalbame apie moksleivį, stalas irgi turi būti patogus, ne mažiukas, kad tilptų knygos, kėdė irgi turi būti reguliuojamo aukščio, kad būtų patogu ir saugu. Sveika, Vėtre. Labą dieną. Kaip matau, objektas jau baigtas. Taip. Ar galime prisiminti, kokia buvo užduotis? Pagrindinė užduotis buvo tai sutalpinti 2 skirtingo amžiaus mergaitės į vieną kambarį. 5 metų ir 15 metų. Ta užduotis buvo sudėtinga, nes reikėjo ne tik baldai sutalpinti, nes kambariukas yra mažas, bet ir stilistiškai. Amžiaus skirtumas, iš karto stilistinis labai ryškus skirtumas. Buvo pastatytas rašomasis stalas, spinta, komoda, to, ko reikia susidėti žaislams, knygoms, pamokom ruošti. Vėtre, ar mes pasiruošusios sutikti kambario savininkės? Žinoma. Kągi, aš bėgu pasitikti Urtės ir Nenos. Kągi, merginos, sveikos atvykusios. Tėti, mama! Prašom, prašom pas mus. Ateikit čia. Ateikit, noriu su jumis pasikalbėti. Tėveliai, tai kągi manote apie šį pasikeitimą? Nuostabu. Nuostabu. Ar patinka sienos, sienų spalva? Liuks. Labai tokios skanios. Skanios, švelnios. Spalvos, taip. Matote, turime naują komodą. Ir turime šiek tiek atskirų erdvių. Ir vienai, ir kitai mergaitai. Pakomentuokit, sakykit, kaip buvo prieš tai ir ką matote dabar. Palyginkim. Prieš tai buvo gal daugiau viskas suspausta, dabar atsirado ploto, erdvės ir tiesiog spalvos praplečia, vizualiai praplečia kambarį. Jis atrodo kur kas didesnis, ar ne? Taip, kur kas didesnis kambarys atrodo. Man labiausiai tai krenta užuolaidos. Ir šviestuvas.
Ir baldai. Ir viskas. Kitaip tariant, sakykite, ar tikėjotės, kad už 4000 litų sumą jūs gausite šį rezultatą? Tikrai nesitikėjau. O pasirodo, tai įmanoma, ar ne? Kągi, sveikinu jūs, turint tokį nuostabų, šviesų, erdvų ir linksmą mergaičių kambarį. Man laikas bėgti keisti kitus interjerus, tad iki pasimatymo. Iki. Iki.